Sveiki, norime Jums pristatyti Utenos Adolfo Šapokos mokinių tarybos antrojo pusmečio ir šių metų rudens veiklas. Sausio 26 dieną Emilija, Viktorija ir Arnas dalyvavo pirmininkų mokymuose. Sausio 29 dieną mokinių taryba dalyvavo mokymuose darbo planavimo tema. Vasario 2-12 dienomis mokykloje veikia Valentino paštas. Vasario 11 dieną minėjome Lietuvos nepriklausomybės dieną. Taip pat vasarį mokykloje buvo vykdoma akcija Savaitė be patyčių. Vasario 26 dieną mokinių taryba suorganizavo neformalų vakarą kartu su Utenos miesto progimnazijomis. Vasario 27 dieną, penktadienį mokykloje leidome vilkėdami chalatus, gerdami arbatą ir vykdydami akciją Man ne dzin. Kovo 10 dieną minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 16-22 dienomis vyko pirmosios Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų perklausos. Kovo 20 dieną vyko mokinių savivaldų forumas, kurio metu mūsų gimnazijos mokinių taryba pateikė savo darbų ataskaitą. Kovo 28-29 dienomis dalis mokinių tarybos dalyvavo mokymuose Sudeikiuose. Balandžio 13-19 dienomis vyko antrosios Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų perklausos. Balandžio 17 dieną mokykloje vyko informacinių technologijų diena. Balandžio 10-12 dienomis keletas deleguotų mokinių tarybos narių dalyvavo Vilniuje vykusiame Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamame pavasario forume asamblėjoje. Balandžio 23 dieną vyko Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimai. Balandžio mėnesio darbus užbaigėme dalyvaudami pasaulinėje aplinkos švarinimo akcijoje Darom 2015. Gegužės 15 dieną mokinių taryba organizavo gatvės muzikos dieną. O gegužės 31 dieną mokinių taryba turėjo neformalų vakarą. Vasarą pasitikome renginiu Gilis 2015, apdovanodami labiausiai nusipelniusius bei pasižymėjusius mokinius. Rugsėjo pradžioje pateikėme bendrąją apklausą. Spalio 5 dieną mokykla šventė 19-ąjį piratiškąjį gimtadienį. Taip pat spalio 5 dieną buvo išrinktos 3 naujosios mokinių tarybos narės Rugilė, Jūratė bei Brigita. Spalio 4 dieną Agnė, Emilija ir Austėja kartu su pirmokais vyko į gamtą ir jiems pristatinėjo mokinių tarybos veiklą. Po mokinių tarybos rinkimų netrukus mokiniai išrinko naująją mokyklos prezidentę Viktoriją Balčiūnaitę. Seniūnams buvo pateikti 2 metų apklausų lyginamieji rezultatai. Buvo pakeisti mokinių tarybos nuostatai. Įvyko 8 susirinkimai su mokinių seimu. Įvyko 32 mokinių tarybos susirinkimai. Iki kitų kartų.